Labas rytas, bažnyčia. Jau po 11, kelios minutės suraskim vietą savo. Pradėdamas šitą susirinkimą mūsų sekmadienio, aš perskaityti noriu pirmas korintiečiam laiškas, pirmas skyrius nuo 2 eilutės. Ir čia truputėlį tokį šiuolaikišką vertimą. Dievo bažnyčiai, kuri yra, čia parašyta Korinte, bet mes galime adresuoti ir Biržų bažnyčiai. Ar ne? Dievo bažnyčiai, kur yra Biržuose, pašventintiems Kristuje Jėzuje, pašauktiems, būti šventiems, drauge su visais, kurie kiekvienoje vietoje šaukėsi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Tiek jų, tiek mūsų viešpaties. Taigi, malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė jums, ramybė nuo Dievo tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Ten, kur yra viešpaties malonė, ten tikrai yra ramybė. Mes žinom, ko mes negalim, viešpats padaro. Viešpats duoda jėgų, viešpats prideda ir tas duoda tikrai ramybę su viešpačiu, kad jis yra maloningas, ten, kur trūksta mano ir tavo jėgos viešpats duoda. Ir kas gali būti didesnė ramybė, kaip užtikrintumas, kad viešpats yra su tavim, su kiekvienu, kuris šaukėsi, kaip čia parašyta, kurie kiekvienoje vietoje šaukėsi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Mūsų viešpaties. Taigi aš sveikinu kiekvieną šitoj vietoj ir labai džiaugiuosi dėl kiekvieno iš viso širdies ir mes ieškosim kartu viešpaties, mes klausysime jo balso, mes atversim savo širdis. Geriausia yra gyvenime, kaip prašneka Dievas į mūsų gyvenimus. Geriausia, geriausia. Mes galim gauti kažkur tai porciją emocijų, bet jos ilgai neišlieka. Bet kai tau prakalba Dievas, tai gali likti visą gyvenimą su tavim. Jo žinia ir nieks neišmuš tavęs iš vėžių. Jo žodis tvirtas, jo žodis pamatas, jo žodis uola ir mano palinkėjimas, kad viešpats te kalba mums. Ir prieš pradėdami dar noriu pakviesti Raimundą. Raimundas prašė jau kokį pusę metų, kadagi aš galėsiu pasikrikštinti, Ir aš galvojau, kad Raimundas yra pasikrikštijęs metodistų bažnyčioje, bet nebuvo pasikrikštijęs. Tai Raimundas praeitą sekmadienį pasikrikštijo. Tai norim Raimundai tave pasveikinti, eikš į priekį. Simbolinį tokį raštą. Ir Raimundas labai prašė, sako, aš tikrai gausiu raštą. Tikrai. Tai va, ir simboliškai šokoladas, kuris vadinasi pergalė, kad tau gyvenime būtų pergalė. Mes tave laiminam, labai džiaugiamės, kad tu esi su mumis. Gerai, paskui pabaigoj. Jo, ačiū Raimundai. Gerai, pakilkim bažnyčią, kad atvertumėm širdis viešpačiui. Ačiū tau viešpatie. Mes atsiveriame tau viešpatie, nes tavo prisilietimas ir tavo meilė yra pati svarbiausia žmogui viešpatie. Dieve, tu geriausiai supranti kiekvieną žmogų, kiekvieną gyvenimą, tu matai, kiekvieną širdį viešpatie. Mes atveriam savo širdis, kad tu viešpatie paliestų mūsų gyvenimus, Dieve, kiekvieną čia viešpatie, tu prakalbėk mums, Dieve, tu paliesk mūsų jausmus, mūsų mintis, mūsų pačią giliausią kertelę, tai mūsų širdį, mūsų šerdį gyvenimo, mūsų esybę viešpatie. Tu esi Dievas, kuris turi jėgą ir tu keiti gyvenimus viešpatie. Nėra kitos jėgos, yra tavo jėga, kuri keičia gyvenimą viešpatie, kuri atneša atsakymus, tvirtumą, kuris myli mus viešpatie ir teikia malonę mums. Taigi mes turim ramybę su tavimi, Dieve, per tikėjimą. Mes dėkojame tau už šitą laiką viešpatie. Dėkojame tau ir tikrai Dieve, kviečiame, būk čia šitoj vietoj, sava dvasia šventąja viešpatie, vesdamas mus, nukreipdamas viešpatie. Aleliuja, aleliuja viešpatie. Ir visa, ką tu atlikai ant kryžiaus viešpatie, visokeriopą tavo pergalę, te būna mūsų gyvenimuose. Mes dėkojame Dieve tau, mes priimame viską, ką tu padarei ant kryžiaus viešpatie. Aleliuja. Savo mirtimi ir prisikėlimu viešpatie, ką tu pelnei mums. Tai gyvenimą, amžinai gyvenimą ir gyvenimą su pertekliumi. Dėkojame viešpatie tau ir atiduodam visą šlovę, visą garbę tau,
nes tik tai tu esi vertas. Ačiū tau, Dieve. Iš viso širdies dėkojam ir garbinam tave. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Halleluja. Šlovinsim viešpatį. Džiūgaukim, šlovindami jo vardą. Ir aš noriu paraginti bažnyčią šį rytą, kad įeitumėm su džiaugsmu į jo kiemus, su gyriumi, su visa šlove, su visa garbe, šlovindami jo vardą. Aš noriu paraginti šį rytą, kad tu atsisuktum į savo kaimyną su šypsena ir paragintum, šlovink jį, aukštink viešpatį, garbink jo vardą ir su džiaugsmu įeik į jo kiemus, šlovindamas jį. Halleluja. Šlovink jį iš visos savo širdies. Savo liūdesį ir nerimą, savo skausmą ir neviltį. Visą tai keičiu į džiaugsmą viešpatyje. Amen. Visas ligas, abejonės, visą tai gėdą, skurdą ir baimę. Visą tai keičiu į džiaugsmą viešpatyje. Nagi bažnyčia, pasakykite. Visas ligas, abejonės, gėdą, skurdą ir baimę. Visą tai keičiu į džiaugsmą viešpatyje. Ir skelbiam tai. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Amen. Oh, halleluja. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Amen. Nepalaužtas, nors suspaustas, su gumelės sunaikintas, per plokštas, bet nežuvęs, aš palaimintas esi. Prakeikimas sunaikino, jo džiaugsmas mano stiprybė. Nors kančia ir užkluptų nakčia, jo džiaugsmas ateis iš ryto. Savo liūdesį ir nerimą, savo skausmą ir neviltį. Visą tai keičiu į džiaugsmą viešpatyje. Nagi bažnyčia, pasakykite tai. Ligas, abejonės, gėdą, skurdą ir baimę. Visą tai keičiu į džiaugsmą viešpatyje. Ir sakom tai. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Taip, Jėzau, taip, Jėzau, taip, taip, taip. Amen.
Visa šlovė, visa garbė, visas gyrius priklauso tau, viešpatie, priklauso tau, karaliau. Mes įeinam į tavo kiemus su džiaugsmu, viešpatie, savo širdyse už tai, kad tu esi pradėjęs mumyse, už tavo darbus nuostabius, viešpatie. Mes šlovinam tavo vardą ir aukštinam tave, Dieve. Esi tu vertas. Tavo meilė, viešpatie, tavo galinga, nuostabi meilė, ji nepasikeitė. Tu taip pat myli, viešpatie, taip stipriai myli, viešpatie. Tu, viešpatie Jėzau, ir mes nesustosim, mes aukštinsim tavo vardą. Šlovinsim tave, viešpatie. Tave, karaliau. Halleluja, halleluja. Pašlovinti jį, jo meilė tęsis per amžius. Jis geras mums, virš mūsų visų, jo meilė tęsis per amžius. Tik jam šlovė. Ačiū tau, viešpatie. Savo ranką jis ištiesė mums, jo meilė tęsis per amžius. Ačiū tau. Jis laimina mus, jo meilė tęsis per amžius. Ir tik jam šlovė, tik jam šlovė. Per amžius Dievas gyvas, per amžius jis stiprus, per amžius jis tarp mūsų, per amžius. Nagi bažnyčia, skelbti, per amžius Dievas gyvas, per amžius jis stiprus, per amžius jis tarp mūsų, per amžius, per amžius. Nuo ryto aušros iki sutemos, jo meilė tęsis per amžius. Malonėje jo stovime, jo meilė tęsis per. Ir tik jam šlovė, tik jam viena. O tu vertas šlovė. Per amžius Dievas gyvas, per amžius jis stiprus, per amžius jis tarp mūsų, per amžius. O, per amžius Dievas gyvas, per amžius jis stiprus, per amžius jis tarp mūsų, per amžius. Per amžius. Halleluja. Jo meilė tęsis per amžius. Skelbti, jo meilė tęsis per amžius. Amen. Jo meilė tęsis per amžius. Mes skelbiam, jo meilė tęsis per amžius. Jo meilė tęsis per amžius. Hey. Jo meilė tęsis per amžius. Amen. Halleluja. Tavo, jo meilė tęsis. Skelbti dar bažnyčia. Jo meilė tęsis per amžius. Jo meilė tęsis per amžius. Jo meilė tęsis per amžius.
tęsis per amžius, jo meilė 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 tęsis per amžius. Taip tu myli viešpatį, taip tu myli viešpatį, taip tu myli karalių. O mes dėkojam tau, mes dėkojam tau, mes dėkojam tau, karalių, iš mūsų širdžių viešpatį. Tai kyla gyriaus giesmė, tai kyla gyriaus giesmė, džiaugsmo versmė, džiaugsmo versmė. Džiaugsmo versmė, o pripildyk į šią vietą viešpatį savo dvasia, Jėzau. Savo dvasia pripildyk į šią vietą bažnyčią, jeigu tu trokšti. Atverki širdis, viešpats jis yra gyvas, viešpats jis yra galingas, tiesiog priimki, bėgi pas savo karalių, bėgi pas viešpatį, kuriame yra atsakymai, kuriame yra paguoda, kuriame yra ramybė, kuriame yra meilė, jame mūsų viešpatį, artinkimės per jo, bėkime pas jį. Mes artinamės pas tave, Jėzų, pas tave, karalių, pas tave, viešpatį, pas tave, viešpatį. Pas tave, viešpatį. Ateik jo ramybė, jis nori pripildyti tavo gyvenimą. Čia esi, mumyse judi, aš šlovinu. Čia esi, mumyse veiki, aš šlovinu, tik tu, Jėzau, atversi kelią man, Dieve, žodį tęsėsi, tamsą nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Nagi bažnyčia skelbk tai, atversi kelią man, Dieve, žodį tęsėsi, tamsą nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Atversi
atėjus audroms bažnyčia, te Viešpats būna tavo stiprybė. Net kartais, kai ir nematai, net kartais, kai ir nejauti. Bažnyčia, žinok savo širdyje, kad jis nesustojo veikti, kad jis nesustojo veikti, jis nesustojo veikti. Pasakyk, tu nesustoji veikti, Viešpatie, tu nesustoji veikti, Viešpatie. Halleluja. Net kai aš nematau to veikytų, net kai aš nejaučiu to veikytų, tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti. Net kai aš nematau to veikytų, net kai aš nejaučiu to veikytų, tu niekada nesustoji veikti, tu niekada skelbti bažnyčią. Net kai aš nematau to veikytų, net kai aš te tavo lūpos, te tavo širdis skelbia, skelbia tai, jis niekada, amen. Tamsa nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Atversi kelią man, Dieve, žodį tęsėsi, tamsa nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Bažnyčia, patikėki tuo, ką tu skelbi, amen. Atversi kelią man, Dieve, žodį tęsėsi, tamsa nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Halleluja. Atversi kelią man, Dieve, žodį tęsėsi, tamsa nušviesi, tik tu, aš tavim tikiu. Aš nematau to veikytų, net kai aš nejaučiu to veikytų, tu niekada nesustoji veikti, niekada, tu niekada nesustoji. Išgirskite, net kai aš nematau to veikytų, net kai aš nejaučiu to veikytų, tu niekada nesustoji veikti, tu niekada nesustoji veikti. Jis niekada nesustoja veikti, jis niekada, jis ištikimas nuo pradžių iki pabaigos. Jis viešpačių viešpats, jis viešpačių viešpats. Karalių karalius. Tiesiog pakelk rankas jį. Tiesiog ateik pas jį. Mes bėgam pas tave, Viešpatie. Mes bėgam pas tave, Viešpatie. Tu esi toks nuostabus. Mes artinamės prie tavęs, Viešpatie.
nes mums reikia tavęs. Prisilieski viešpatie, prisilieski prie kiekvienos širdies. Atgaivinkite, uždekite ugnim viešpatie. Nes mums reikia tavęs viešpatie. Hallelujah. Gražiausias man iš tūkstančių ir tūkstančių, mylimiausias, pats gražiausias man iš tūkstančių ir tūkstančių, pats gražiausias man, tai jo vardas, tai tu viešpatie iš tūkstančių, mylimiausias, pats gražiausias man, iš tūkstančių ir tu
esi tas, kuriam mes tarnaujame, esi tas, kuriam nusižeminame, esi tas viešpatie. Esi tas, Jėzus. Aleliuja viešpatie, aleliuja. Aleliuja. Jėzus, Jėzus, Jėzus viešpatie. Koks brangus tavo vardas, Jėzau. Nėra kito vardo viešpatie, aukščiau tavo vardo viešpatie. Ačiū tau. O, tu esi tėvo meilė mums viešpatie. Nėra kito kelio, tik tai tu viešpatie. Nėra kito viešpatie. Atpirkėjo ir gelbėtojo tik tai tu. Nėra kito ramybės uosto, tik tai tu viešpatie. Taip viešpatie, priimk visą šlovę, visą garbę čia šitoj vietoje Dieve, iš mūsų širdžių viešpatie. Taip kaip mes galim šiandien atsiverti. Mes trokštam viešpatie, kad mūsų širdis atsivertų dar labiau ir dar daugiau. Kad mes trokštumėm tavęs dar daugiau ir dar labiau viešpatie. Viešpatie, viešpatie. Praplėsk mūsų širdis, kad tavo buvimo gyventų mumise dar daugiau, mūsų širdise tilptų dar labiau viešpatie. O, koks gražus tavo vardas viešpatie. Ir kiek daug tavo varde. Jėzau, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Ačiū viešpatie. Ačiū Dieve tau, tikrai viešpatie. Ačiū tau. Ačiū tau už tavo malonę, mūsų gyvenimams, už tavo meilę. Mums kiekvienam viešpatie. Ačiū. Ačiū Dieve. Tu vienas viešpatie. Tu vienas viešpatie. Aleliuja, aleliuja. Pasirinkai mirti ant kryžiaus už mus viešpatie, kai buvom nusidėliai, kai nebuvom verti tavęs viešpatie, tu pašaukiai mus. Dėka tavo meilės malonės viešpatie mes stovime tavo akivaizdoj Dieve. Taip viešpatie, dėka tavo vardo Jėzau Kristau. Dėka tavo žygdarbė viešpatie, tu sumokėjai kainą. O viešpatie, didžiulę kainą viešpatie, taip. Būdamas Dievu viešpatie. Nepasilaikėjai savo tos garbės, bet nusižeminai iki mirties už mus. Už mus viešpatie, už mus. Atidavai save, kad mes atrastumėm gyvenimą. Tu sumokėjai viešpatie. Mes priimame tavo malonę Dieve. Priimam tavo meilę viešpatie šiandieną, čia ir dabar. Taip viešpatie, tu kelias, tiesa ir tu gyvenimas Jėzau. Ačiū tau Dieve. Taip viešpatie. Suras kelią į kiekvieną širdį Dieve. Į kiekvieną gyvenimą viešpatie, suras kelią, pabelsk viešpatie, pabelsk taip aiškiai, taip suprantamai Dieve, į kiekvieną širdį Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Tu asmuo, tu Dievas, tu ne koks priedas prie gyvenimo viešpatie, tu visako esmė, tu pats gyvenimas viešpatie, taip. Ačiū tau, mes atiduodam Dieve tau šlovę, deramą garbę viešpatie. Ačiū tau. Dėkojame. Amen. Amen. Aleliuja. Myli viešpats taip stipriai. Aleliuja. Kaip niekas kitas. Žmogaus meilė, žmogaus ištikimybė turi ribas. Ir laimingas, kas pasitikė viešpačiu. Laimingas, kas juo vylėsi, kas juo remiasi. Ir jis nebus sugėdintas, sako raštas. Aleliuja. Amen. Ačiū Dievui už jo artumą. Kviečiu Edgarą ir vaikučius, kiek čia. Nedar. O, Edgaras paragins mus finansinių tarnavimų pasitarnauti. Ir galbūt aš paskui paminėsiu tai, kad kažkas už viską sumoka, kažkas už viską sumokėjo ir tai visų pirma viešpats Jėzus. Aleliuja. Sveiki visi, kaip jau Arminas jau pasakė, kažkas už kažką jau turėjo būti sumokėjęs, kad mes čia būtumėm. Ir iš tiesų apie tai ir buvau jau pasiruošęs. Ir noriu paskaityti iš Luko Evangelijos 21 skyriaus, nuo 1 iki 4 eilutės. Visi mes šitą istoriją žinom. Pakėlęs akis Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynę. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė 2 smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų sakau jums, šitas neturtinga našlė
įmetė daugiau už visus. Ane visi metė į savo aukų skrynią iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Ir iš tiesų mūsų aukos ir mūsų pasiaukojimo reikšmė Dievui, tik jis vienas mato, kiek mes atnešam prie jo sosto. Ar mes atnešam pinigus, ar mes aukojamės patys savo darbais. Ir noriu papasakoti istoriją, kuri mane palėtė iš tikrųjų ir nesenai ją išgirdau ir taip įdomu pasidarė, ant kiek svarbus mūsų nuoširdus tarnavimas viešpačiui. Ir kartu su vaikais pratęsim šitą temą šiandieną. Senai, 1930 metais Amerikoje buvo toks pastorius Mordekajus Hemas. Ir jisai tarnaudavo palapinėse, skelbdavo Evangeliją. Ir buvo iš tiesų labai prabudimo metas Amerikoje, žmonės ieškojo Dievo. Ir vieno susirinkimo metu buvo sausakimša palapinė, jis pamokslavo ir atėjo 2 berniukai, 15-16 metų vaikinukai. Ir jie pamatė, kad nėra vietos, jie jau apsisuko ir jau išeidinėjo iš palapinės. Bet vienas tvarkdarys pamatė, kad 2 vaikinukai jau išeina, prisivijo juos, paėmė už rankos ir nuvedė, atrado jam vietas. Ir tie vaikinukai išgirdo Evangeliją ir įtikėjo, atidavė savo gyvenimą Jėzui. Ir vienas iš tų vaikinukų buvo Bilis Gregamas, kuris mums visiems žinomas kaip pasaulinio lygio evangelistas ir milijonai žmonių per jį išgirdo Evangeliją. O to tvarkdario vardo niekas nežino. Ir žinot, kažkas sumokėjo kainą. Jėzus sumokėjo kainą, kad mes būtumėm išgelbėti, bet kažkieno tarnavimas, kažkieno pasiaukojimas leidžia mums šiandieną susirinkti šitose patalpose. Kažkada šitas pastatas nebuvo mūsų ir girdėjau ir iš Vėros ir Rūtos pasakojimų, kaip Jonas Viederis aukojasi, kiek daug darė. Mes visi esam čia dėl to, kad kažkas yra sumokėjęs kažkokią kainą. Ir mes taip pat aukojame, nes nežinome, kiek mūsų auka yra svarbi viešpačiui ir kas iš šitos sėklos gali išaugti. Taigi, su šita mintimi kviečiu jūs paaukoti ir po paaukojimų, kai atnešim, pakviesiu vaikus ir pasimelsim. Taigi, vaikučiai, bus vaikų. Rodo, neis į priekį. Pasimelsim ir už vaikus. Ir iš tiesų tai nenoriai, taip sunkiai. Gerai. Na, Samuelė, ateik. Samuelė. Samuelė. Gerai, pasimelskim. Ačiū tau, viešpatė Dieve, už šitą jaunus šitos žmonės, Dieve, kurias tu mums duodi, viešpatė. Padėk jiems tarnauti, viešpatė Dieve, pripildyk savo dvasios juos, viešpatė Dieve. Žinom, viešpatė, kad tu jiems esi paruošęs daug gerų dalykų, viešpatė Dieve. Tavo planas juose, viešpatė, jų gyvenimuose, viešpatė. Kad tai auga, viešpatė, nuostabus tarnautojai tavo, viešpatė, stiprus tarnautojai tavo, viešpatė. Ačiū, viešpatė Dieve, kad turim ką aukoti, viešpatė, taip pat laiminam aukas, kurias sunešėm, viešpatė Dieve. Ačiū tau, viešpatė, už viską, ką turim, viską, viešpatė, atiduodam tavo šloviai, Dieve. Ir mes norim, viešpatė, tik tau, viešpatė, tarnau, Dieve, ir tik tavim pasitikėti, karaliau. Jėzus Kristus vardu. Amen.
Gero jums laiko. Ir mes, tikiu, turėsim gerą laiką. Kaip žinia, šį savaitgalį buvo konferencija Bauskiai Live tarnautojams ir jau daugybę metų, aš nežinau, 20 keli metai, kokie 6 ar 5, kažkas tai ar 3, virš 20 metų gerokai jau vyksta ta konferencija ir vienais metais atsimenu, sakė pastorius Bauskės Andrėjus, sako, jau viskas kitais metais nebus, bet kažkaip Viešpats neduoda užbaigti ir vis tęsia ir ačiū Dievui. Taigi ir šiandieną mes turime svečią, brolis Jay iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jis taip pat buvo toje konferencijoje ir jis tarnauja labiau jaunimui savo namų bažnyčioje, bet jis dalinsis Dievo žodžiu šiandien su mumis ir tikrai, sakau, atverkime širdis, Viešpats visada nori kažką kalbėti, kažką pasakyti, net kai tu nesitikė, net kaip to giesmė giedojam, net kai aš nejaučiu Dievę, tu veiki ir kaip tu veiki, čia tavo keliai yra stebuklingi, tik tai tu vienas Viešpatie gali. Taigi aš kviečiu ir mums išvers Karolina. Jay, welcome. Vienas. That's the best I have. Good morning. Labas rytas. I don't know what your expectations are today. Nežinau, kokie jūsų lūkesčiai. I only have one expectation, Aš turiu tik tai vieną lūkestį. and that is to break the bread of life Padalinti gyvenimo duoną. and consume some word. Ir suvalgyti šiek tiek žodžio. Can we pray for a moment? Pasimelskim. God, you are good. Dieve, tu esi geras. God, you are the focus of our life. Dieve, tu esi mūsų gyvenimo fokusas. God, in you we have Dieve, tave mes turime. our very being. Mūsų visa esybė yra tavyje. You are good to us, Father. Tu esi geras mums, Tėve. Father, as we open your word, Tėve, kai mes atversim dabar tavo žodį, I pray you speak to us meldžiuosi, kad kalbėtų mums individually asmeniškai as well as a body. ir taip pat kaip Kristaus kūnai. We worship you and honor you Šlovinam tave, garbinam tave, because you're so faithful, God. nes tu toks ištikimas, Dieve. Amen. Amen. Good morning. Labas rytas. I am very humbled and honored for you to give me your pulpit this morning. Man tokia garbė čia stovėti prie jūsų sakyklos šį rytą. To carry the weight of speaking, the burden, to carry the weight, the challenge. Tai yra iššūkis perduoti šitą žinutę I do not take it lightly. ir aš jas nepriimu labai lengvai. I am no different from you. Aš nesiskiriu nuo jūsų. My wife and I are youth pastors Aš su žmona esame jaunimo pastoriai for our 37 years of marriage, visus 37 santokos metus. and I wish she was here. Aš labai norėčiau, kad ji čia būtų. Such a beautiful time of worship. Labai nuostabus šlovinimas. Good job, young man, you and your team. Šauniai padirbėjot. Worship is not about how many people you have. Šlovinimas nėra apie tai, kiek žmonių turim, It's all about how you pour out your heart. o apie tai, kaip mes savo širdį išliejame. Genuine, Nuoširdumas, real, realumas, not artificial, nedirbtinumas, just heart. tiesiog širdis. That's what God is about. Tai apie ką yra Dievas. It's not about how good of a computer programmer I am. Čia ne apie tai, kokia mūsų gera kompiuterio programa, That's my career. ar koks aš geras kompiuteristas, nes čia mano karjera. It's about how much I love Him Tai yra apie tai, kiek aš myliu Dievą.
and about how much I love people. Ir kiek aš myliu žmonės. Same as you. Taip pat kaip ir jūs. No different. Jokio skirtumo. My primary gifting Mano pagrindinė dovana is not speaking. tai nėra pamokslavimas, It's relating. o santykiai. My wife and I Mano žmona ir aš, have a college ministry where mes turime universiteto tarnystę, kur mes we bring 18 to 30-year-olds pasikviečiame jaunimą nuo 18 iki 30 metų amžiaus into our į savo home namus and give them community. ir suteikiam jiems bendruomenę. People at the same age range Žmonės tokio paties amžiaus tarpsnyje going through the same stages in life, eina per panašius gyvenimo etapus facing the same struggles in life, ir susiduria su panašiais gyvenimo iššūkiais. seeking to apply the same God Ir bando pritaikyti Dievo išmintį savo gyvenime. to their daily living. Yeah. Taip, aš pasakiau. Did I get it right? Yeah. Yeah. Thank you. That's by introduction. My wife and I have been married Tai mes su žmona susituokę 37 years. 37 metus. The reason I got saved Priežastis, dėl ko aš buvau išgelbėtas, was to be her husband. kad galėčiau būti jos vyru. Because she had prayed for a godly man Nesenai meldėsi už devotą vyrą. all her life. Visą savo gyvenimą. So God had to find me Tai Dievas turėjo surasti before mane I could find her. prieš man surandant ją. That's the truth. Tokia yra tiesa. We have 2 daughters Turim 2 dukras, and 1 grandson. vieną su anūkam. Hallelujah. I spend all my money, all of my money Visus pinigus išleidžiu goes to my grandson. anūkui. It's the truth. Tokia tiesa. Very honored to be here in Beržai today. Man labai didelė garbė čia būti Biržuose. Thank you for the invitation. Dėkoju už kvietimą. Today I want to stay simple. The simple message of the gospel. Noriu šiandien pateikti paprastą Evangelijos žinutę. Acts 17:16 through Apaštalų 17. darbų 17 skyrius. He told me to give him 10 seconds, so that's what I'm doing. In Paul's missionary journeys, Po Pauliaus misionieriškose kelionėse, on his 3rd journey, he went to Athens, į 3 kelionę jis nukeliavo į Atėnus and after Athens, he went to ir Corinth. po Atėnų nukeliavo į Korintą. And we will reference his letter to Corinth later. Mes paskui skaitysime jo laišką korintiečiams. You good? I have it. No? Yes? Okay. Acts 17:16 through 17 Apaštalų darbų 17 skyrius, 16 eilutė. says, "Now while Paul waited for them at Athens," Sako, kad would you like me to read the whole thing and then you read the whole thing? Okay. belaukdamas Atėnuose jų atvykstant ir matydamas pilną stabų miestą, Paulius netvėrė apmaudų. His spirit was provoked within him, Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievabaimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Oh, you want me to go ahead and read the whole thing? I read the whole. You read the whole thing? Yes. Thank you. So where am I at? I read the whole passage. Okay. All right. So she read the whole passage. The part I want to focus on Bet dalis, kurią noriu akcentuoti, was in the marketplace daily. Paul was in the marketplace daily with those who happened to be there. Akcentas yra tas, kad jisai kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. So Paul was speaking to people every day. He was out at the market, at the bus stop. Paulius visur kalbėdavosi su žmonėmis. Aikštėje, turguje, autobusų stotelėje. Sorry. Wherever the people were. Ten, kur žmonės buvo. The people in Athens Žmonės Atėnuose were open to anything, buvo viskam atviri. but they weren't committed to anything. Bet jie nebuvo įsipareigoję niekam. Acts 17:19 through 23. Dabar Apaštalų darbų 17 skyrius nuo 19 iki 23 eilutės. I'm going to read the whole thing and you can read the whole thing. Perfect, thank you. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, May we know what this new doctrine is of which you speak.
For you are bringing some strange things to our ears. Therefore, we want to know what these things mean, for all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Then Paul stood in the midst of the Areopagus, saying, Men of Athens, I perceive in all things you are very religious, for as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with the inscription, To the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing, him I proclaim to you. Pagaliau jie paėmė, nusivedė jį į Areopagą ir tarė jam, ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi. Regis tu kalbi mūsų ausims negirdėtus dalykus. Taigi, norėtume sužinoti, kas tai būtų. Mat visi atėniečiai ir ten gyvenantis ateiviai te moka leisti laiką, pasakodami naujienas arba jų klausydami. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais itin dievabaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės radau aukurą su užrašu. Nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. What I would like to focus on Ką noriu akcentuoti, is the portion that says, tai 21 eilutė, they spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. kad tie atėniečiai ir ten gyvenantis te moka leisti laiką pasakodami naujienas arba jų klausydami. Doesn't that sound like our world today? Ar skamba taip kaip mūsų pasaulis šiandien? We want something new. The people want something new all the time. Žmonės nori vis kažko naujo visą laiką. We're not satisfied Mes nesam patenkinti with fundamental truths tiesiog su paprastomis tiesomis, that have been established forever. kurios tiesiog buvo įtvirtintos jau per amžius. Gender. Lytis. Now we want to call males females and females males. Dabar žmonės nori vadinti vyrus moterim, o moteris vyrais. The world is confused. Pasaulis yra sumišęs. It's not new, Tai nėra nauja. but we have to deal with it today because we are living Bet today. mes turime su tuo tvarkyti šiandien, nes mes šiandien tame gyvename. Again, I told you I'm not a speaker, so I challenge, so I'm struggling. So how do we relate to the world? Tai gerai, kaip mes sukuriam santykius su pasauliu? What is our job? Kokia yra mūsų užduotis? My job is not a pastor, Mano darbas nėra būti pastoriumi, but I do pastor bet aš pastoriauju a segment of the church. Žmonių grupelę bažnyčioje. I have a regular job. Aš turiu normalų darbą. On Monday, I do my work, Pirmadieniais aš darau savo darbus. and I am in the marketplace relating to people. Ir aš esu tam tikroje rinkoje, kur galiu kurti santykius su žmonėmis. I'm going to reference him as my pastor. My pastor is in the church, Ir tada aš kalbėsiu apie savo pastorių, kuris mano pastorius yra bažnyčioje, preparing to break the bread kuris paruošia laužyti duoną at our next meeting. mūsų kitame susitikime. He's not with me in the marketplace, Jisai nėra su manimi toje aikštėje ar rinkoje, kur dirbu. but I'm still a Christian Bet aš vis tiek esu krikščionis, and have a task kuris turi užduotį to represent and communicate to everyday people. reprezentuoti ir bendrauti su kasdien sutiktais žmonėmis. So how do I do that? I'm not a Bible scholar. Tai kaip man tai daryti, jeigu aš nesu Biblijos mokslininkas? I did not go to Bible university. Nejau į Biblijos universitetą. I do read the Word and Aš, study the Word, aš skaitau, studijuoju žodį, but it's not the same. bet tai ne tas pats. Does that make sense? Ar suprantama? So how do I, as a normal person, communicate Jesus to the world? Tai kaip aš, būdamas normalus žmogus, tiesiog iškomunikuoju Jėzų kitiems. So Paul gives us insight Tai Paulius duoda tam tikrų įžvalgų. in his letter to the church at Corinth. Jo laiške korintiečiams, 1 korintiečiams. 2. Nuo 1. Do you know the word evangelism? Ar žinot žodį evangelizacija? Yeah? I'm going to read a definition of evangelism. Aš paskaitysiu evangelizacijos apibrėžimą. The definition is to convert Atversti or seek to convert arba pabandyti atversti someone to Christianity. ką nors į krikščionybę. So how do you as a everyday Christian Tai kaip jūs, kaip kasdien būdami krikščionys,
evangelize or convert evangelizuojate arba atverčiat someone to Christianity, ką nors į krikščionybę. especially if you're not a trained Bible scholar. Ypatingai, jeigu jūs nesate apmokyti Biblijos mokslininkai. I cannot quote scripture Aš negaliu taip pacituoti rašto as easily as a Taip. trained pastor. taip lengvai, kaip tas apmokytas pastorius. It's not my 100% focus every day Tai nėra mano fokusas, į ką aš koncentruojuosi 100% kiekvieną dieną. because I function, I do my job, I'm good at my job. Nes aš dirbu savo darbą ir aš esu geras savo darbe. But I have to know the truth in order to Bet aš communicate turiu it žinoti tiesą žodyje, kad galėčiau jas iškomunikuoti with the world. į pasaulį. So in Paul's letter Tai Pauliaus laiške, to the church at Corinth, bažnyčiai Korinte, he gives a little insight. jis duoda tam tikrą įžvalgą. In 1 Corinthians chapter 2, Pirmas Korintiečiams, antrame skyriuje, I'm going to read verses 1 through 5, paskaitysiu nuo 1 iki 5 eilutėms. and we'll see Paul's insight. Ir pažiūrėsime Pauliaus įžvalgas. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words or human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, buvau atėjęs skelbti jums Dievo slėpinio ne iškilne kalba ar išmintimi. Mat buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Paul was very trained. Paulius buvo labai apmokytas. Paul was a great man in the church Paulius buvo šaunus bažnyčios vyras. who was a Pharisee among Pharisees, Fariziejus. very educated, Labai išsilavinęs. very intelligent concerning the Word of God. Labai protingas, kas liečia raštą. But the people of Greece, the people of Athens, Bet ateniečiai challenged him so much iškėlė jam tokį iššūkį, that when he got to Corinth, kad kai jis nuvažiavo į Korintą, he said jis tai pasakė taip, he was in fear and much trembling, and his speech and his preaching kad aš buvau pasisilpnas ir pantis iš baimės were not with persuasive words of human wisdom. ir kalba ir skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai. He came to them saying, Jis atėjo pas juos ir sakė, all I know visa ką aš žinau is Jesus yra Jėzus and Him crucified. ir tas nukryžiuotas. That's it. Viskas. That was his message. Bet čia buvo jo Jesus žinutė. and Him crucified. Jėzus ir tas pats nukryžiuotas. As a person in the marketplace, Taip kaip žmogus toje aikštėje, as a person at work, kaip žmogus darbe, I worked in Kazakhstan for many years. aš dirbau Kazachstane daug metų. How would I classify the Kazakhs' view on religion? Kaip galėčiau apibūdinti Kazachstano požiūrį į religiją? In many cases, they really didn't care. Daugybė požiūrių tai jiems net nerūpėjo. It's not they were against Jie Christianity. nebuvo prieš krikščionybę, They just didn't consider religion. jiems tiesiog iš vis net nemastė apie tai. And that's a generalization. Bet čia tai bendrai apibūdinant. I'm sure there are excellent people in Esu Kazakhstan tikras, kad ten yra labai puikių žmonių, who seek God. kurie ieško sure Dievo. of it. Aš esu tikras tuo. But in the workplace, Bet darbo aplinkoje, because of language barriers, dėl kalbos barjero, culture barriers, kultūros barjero, work restrictions, tam tikrų darbo apribojimų, the extent of my ministry mano tarnystės apimtis was communicating Jesus tai buvo tiesiog komunikuoti, skelbti Jėzų and Him ir tą crucified. nukryžiuotą. That was it. Viskas. And I had a saying Turėjau posakį. when I would, how to say, when I worked there 28 days. Dirbau ten 28 dienas. We would come on rotation 28 days Ten mes mainydavomės po 28 dienų and then go home. ir važiuodavom namo. And every 28 days, Kas 28 dienas. that's what we did.
Tai ką mes darėm. So I had a saying when I would come, Turėjau posakį, kai turėjau atvykti. Happy Monday, Happy Tuesday, and that was my greeting. Ten su pirmadieniu, su antradieniu. Tai buvo mano pasisveikinimas. And I always carried a smile. Ir aš turėjau tokį šypseną visą laiką. And I tried to be happy. Visą laiką stengiausi būti laimingas. That was how I represented. Tai buvo taip, kaip aš atspindėjau Jėzų. And when my final day on site at work, Ir kai buvo mano jau paskutinė diena darbe, many told me thank you daugybė žmonių pasakė man ačiū. for simply having Tiesiog už tai, kad a bright outlook. jis turėjo tokią šviesą išvaizdą, šypseną. Monday, happy Kad visą laiką Tuesday. sakydavo laimingo pirmadienio, laimingo antradienio. In conversation at meals, O per pietų pertrauką, kai valgydavom ir kalbėdavom, we could speak together mes galėdavom kalbėti kartu of Jesus apie Jėzų and what he's done for me. ir ką jis padarė man. And that was the impact. Ir tai buvo įtaka. And it was simple. It's not Tai buvo paprasta. deep philosophical, Tai nebuvo kažkas gilu, filosofiška. deep theological Nebuvo gilu teologiškai. issues in the Word. Nebuvo kažkokių tai dėl rašto susikirtimų. It was simply, Tiesiog paprasta. Jesus saved me. Paprastai sakė, kad Jėzus išgelbėjo mane. Jesus guides my life. Jėzus veda mane, mano gyvenimą. Jesus gives me insight. Jėzus duoda man įžvalgų. Jesus gives me wisdom. Jėzus duoda man išminties. And that's how you impact people Ir tai, kaip tu gali padaryti įtaką žmonėm. as a body. Kaip kūnas. In our church, we have a saying, Savo bažnyčioje mes turime posakį. sheep create sheep. Avis kuria avis. So a pastor is the shepherd. Tai pastorius yra ganytojas. I am a sheep. O aš esu avis. Ne. So pastor cannot create a sheep Pastorius negali sukurti avių. because he's the shepherd. Todėl, kad jis yra ganytojas. So it's our job Todėl yra mūsų užduotis to create more sheep. padaryti, kad būtų daugiau avių. So I like to keep it simple. Tai man patinka taip tiesiog paprastai kalbėti. So if Paul came without words of wisdom, Tai jeigu Paulius atėjo ne su išminties žodžiais, without a lot of knowledge, ne su daugybė pažinimo žodžiais, how were people drawn to God? tai kaip žmonės buvo patraukti prie Dievo. John gives us insight into that. Jonas duoda įžvalgą tame. And we communicate this to young people all the time. Ir mes tai kalbame jauniems žmonėms visą laiką. Because they want to know, Brother Jay, Nes jie nori žinoti, broliau Džiai, how do I convert my friends kaip aš galiu atversti savo draugus, to Jesus? kad Jėzų tikėtum. And what I tell them is this. Ir tai, ką aš jiems sakau, tai yra tai kas. Tai In John 6, Evangelija pagal Joną 6 I'm skyrius going to read verses 41 through 44. nuo 41 iki 44. The Jews then complained about him, the him is Jesus, because he said, I am the bread which came down from heaven. And they, the Jews, said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven? Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu duona, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavį murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei manęs pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. The part I want to focus on, Dalis, kurią noriu akcentuoti, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. When Jesus ascended to heaven, Kai Jėzus pakilo į dangų, who was left behind for us? tai kas buvo palikta mums? The Holy Spirit. Šventoji dvasia. What's the job of the Holy Spirit? Koks yra šventosios dvasios darbas? To comfort Paguosti and instruct ir mokyti and draw us to God. ir patraukti mus prie Dievo.
It's not your job. So Paul did not speak intelligently. Tai Paulius nekalbėjo protingai. In Corinth, he only spoke Jesus and him crucified. Korintės tiesiog kalbėjo Jėzų ir tą nukryžiuotą. Who did the drawing Tai kas padarė tą patraukimą prie of the Dievo? people to God? Kad žmonės patraukė prie Dievo. The Holy Spirit. Šventoji dvasia. John said, John quoted Jesus. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Jonas pacitavo Jėzų. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. It's not your job to draw people. Tai čia ne jūsų darbas patraukti žmonės pas Dievą. It's your job to show the love of Christ Jūsų darbas yra parodyti Jėzaus meilę and let the Holy Spirit draw them. ir leisti šventai dvasiai patraukti. Have you heard the saying, Ar girdėjote tokį posakį? you can lead a horse to water, but you can't make him drink? Tu gali atvesti arklį iki vandens, bet tu negali priversti jo pagert. I can take you to the cross, Aš galiu nuvesti jūs prie kryžiaus, but I can't force you. bet negaliu priversti jūsų. I can't force you to confess Aš negaliu priversti jūsų, kad jūs And have išpažintumėt faith. ir tikėtumėte, that God will, that you will be related to God. Nu, aš negaliu padaryti taip, kad jūs būtumėt, I can't do kad jūs that. pažintumėt Dievą, taip. Turėtumėt santykių su Dievu. There's no word I can say Nėra jokio žodžio, kurį galėčiau pasakyti, that will convince you. kuris jūs įtikintų. That has to come from the Holy Tai Spirit. turi ateiti iš šventosios dvasios. I think we complicate, Manau, kad mes padarom viską per daug sudėtingai. over-exaggerate Perdedam our part in the process. mūsų dalį procese šitame. I can't change your heart. I can't change that young man's heart. Aš negaliu pakeisti jūsų širdies, aš negaliu pakeisti to jauno vyro širdies, I can't change her heart. aš negaliu pakeisti jo širdies, I can't do it. aš negaliu padaryti. Physically impossible. Fiziškai neįmanoma. The Holy Spirit. Šventoji dvasia, The Holy Spirit. šventoji dvasia, He's the only way jinai yra vienintelė, kuri gali, that we come to God. kad mes ateitumėm pas Dievą. It's that simple. Tai taip paprasta. However, Tačiau, as humans, kaip žmonės, we want a tool. mes norime įrankių. So there are differences between men and women, Tai kokie yra skirtumai tarp moterų ir vyrų? right? Men, my wife Aš ir mano žmona. accuses me of not having faith. Mano žmona kaltina, kad aš neturiu tikėjimo. Because as a man, Nes kaip vyras, yeah, I want to figure it out and make it happen. nes aš tiesiog noriu išsiaiškinti ir padaryti. I want to take a screwdriver Aš noriu paimti atsuktuvą and tighten it. ir tiesiog prisukti. I want to take a hammer Aš noriu paimti plaktuką and I want to beat the nail. ir įkalti vynį. It's what we do. Tai ką mes darome. So as humans, we want Tai kaip žmonės mes A tool. norime įrankių, to help us evangelize. kurie mums padėtų evangelizuoti. We were speaking in the office. Kalbėjome ofise. Poor Caroline. Vargšė Karolina. I asked her, had she ever heard the term, Aš klausiau, ar jinai girdėjo tokį terminą the Roman road? romiečių kelias. Roman, not the city Rome, Ne Roma ir ne imperija Roma, but the book of Romans, bet romiečiams laiškas. has a pattern Turi tam tikrą tokį kaip dėsningumą, that the Baptist denomination kad kurie ir baptistai uses to teach naudoja tą dėsningumą, kad išmokytų, how to evangelize. kaip evangelizuoti. Huh? So there are 8 scriptures Tai yra 8 rašto vietos in the book of Romans romiečiams laiške, that you can use kurias galite panaudoti as your tool. kaip savo įrankius. First one, Romans 3:23. Pirmas, romiečiams 3:23. Does anyone know it? Ar kas nors žinot atmintinai? The young man got me. Šitas jaunuolis suprato mane, For all have sinned and come short of the glory of nes God. visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Foundational. Tai yra pagrindas. From the time of Adam and Eve, Nuo Adomo ir Ievos. all have sinned. Visi nusidėjo. Unfortunate, Dėja. but true. Bet tiesa. Second one, Romans Kitas, 6:23. romiečiams 6:23. For the wages of that falling short, for the wages of sin is death.
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. So Romans 3:23, we're all broke. Taigi pirmas, kad Romiečiams 33, kad mes visi nusidėję. Romans 6:23, Tada šitą eilutę, the penalty of that broke is death. kad bausmė už tą nusidėjimą yra mirtis. Death being separation from God Mirtis reiškia atskirimas nuo Dievo, eternally. amžinai. Because we're all going to die. A, I'm sorry. She does such a good job. The third scripture, Romans 5:8. Trečia eilutė, Romiečiams 5:8. But God, Dievas parodė savo how meilę. many good things start with but God? Kiek daug eilučių ir gerų dalykų prasideda žodžiais bet Dievas, So we're normally ministering to young o people. Dievas. I'm Kai mes paprastai tarnaujam jaunimui, And I've lost my track 14 times by now. I've got confused 14 times by now. aš jau 14 kartų susimaišiau. I'm happy to stay on track. But God, yeah, Gerai. see. But God demonstrates His love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvo nusidėjėliai. So we've all sinned. Taigi pirmas, mes visi nusidėjom, That leads to death. tas veda į mirtį. Christ loved us so much He died for us. Kristus taip pamilo, kad numirė už mus. 3 steps so far. Tai jau 3 žingsniai. 4 steps. Dar 4. That if you confess your mouth the Lord Jesus Christ Romiečiams 10:9. and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. 4th step. Ketvirtas žingsnis. Jei lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. That's where faith comes in. Tai va čia ateina tikėjimas. And there's nothing you can do Ir nieko jūs nepadarysit, to generate faith kad jūs in someone else. išgimdytumėte tikėjimą kitame žmoguje. You can demonstrate your faith. Jūs galit parodyti savo tikėjimą. I had faith that coming today Aš turėjau tikėjimą, kad šiandien would yield something good, would kažka, result in something. kad mes kažką gerą pasieksim šiandien. Because I'm not an educator, I'm not a trained speaker. Nu, aš nesu apmokytas pamokslininkas. So I trust God. Aš pasitikiu Dievu. You can tell me whether I was successful. O jūs galite man pasakyti, ar aš buvau sėkmingas. So step 4, confess with your Tai mouth. ketvirtas žingsnis yra išpažinti lūpomis. Step 5, and here's what, Penktas žingsnis. that's the good part. Ir labai gera dalis čia. Romans 10:13. Romiečiams 10:13. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpatės vardo, bus išgelbėtas. That's step 5. So when Penktas žingsnis. you get to that point in your ministering to Kai jau someone, pasiekėte šitą žingsnį, kai tarnaujate kažkam, that's where you tell them, tai kada tu pasakai jam tam you žmogui, confess, tu turi išpažinti, you will be saved. jeigu išpažinsi, tu būsi išgelbėtas. End of story. It is simple. Nu viskas, istorijos pabaiga. Step Paprasta. 6. Šeštas žingsnis. Therefore, Romans 5:1. Romiečiams 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Taigi, išteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Step 4, confess. Ketvirtas žingsnis išpažinti. Step 5, call on Penktas Jesus. žingsnis yra šauktis Jėzaus. Step 6, Šeštas žingsnis we are justified by faith to God. tiesiog nuteisinti tikėjimu. Step Išteisinti 7. tikėjimu. Septintas žingsnis. Step 7 is a challenging one. Dabar šitas jau toksai bus daugiau iššūkio. Romans 8:1. Romiečiams 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Taigi nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal I neither dvasią. have the right Aš neturiu teisės, nor the responsibility nei atsakomybės to tell you what your sin is. pasakyti, kokia tavo nuodėmė. But we want to. I want to look at you and say, Bet norisi pasižiūrėti tave ir pasakyti, your smoking tu rūkai. separates you from God. Tavo rūkimas atskiria Your drinking tave separates nuo you from God. Dievo, tavo gerimas atskiria tave nuo Dievo. Those are condemning thoughts. Tai yra pasmerkiančios mintis. It's not my job. Tai ne mano darbas. When you're witnessing Kai jūs liudijat, or evangelizing, evangelizuojate, don't condemn people. nepasmerkit žmonių. It's not your job. Ne jūsų darbas.
We are human. Mes visi žmonės. What does the Bible say about our flesh? Ką Biblija sako apie mūsų kūną? When I retired, Kai aš išeisiu į pensiją, I put on about 25 pounds. About 25 pounds. kai išėjau į pensiją, tai priaugo 25 tos svarus. My flesh was against my spirit. Tai mano kūnas buvo prieš mano dvasią. The Bible tells us our flesh is an enemy with our spirit. Biblija sako, kad mūsų kūnas yra priešai su dvasia. I think the word it uses is enmity. Anyway, enemy. That never stops. Ir tai niekada nesustoja. I forgot where I was going. Pamiršau, ką aš norėjau pasakyti. Seriously. Step number 8. Yeah. We're still at condemnation. I was there somewhere. Mes dar čia panorėjom pabūti biškai prie pasmerkimo daugiau. Everyone's flesh Visų kūnas is fighting against your spirit. yra priešiškas jūsų dvasiai. His flesh Jo kūnas doesn't fight my spirit. nekovoja su mano dvasia. What did Jesus say about looking on a woman with lust in your heart? Ką Jėzus pasakė apie žiūrėjimą į moterį su geismu akyse? If you have those thoughts in your mind, Jeigu turi tokias mintis, you've already committed tai tu sin. jau nusidėjai. Right? Supratai? What she struggles with, Su kuo jinai kovoja, I might not struggle with. aš galbūt nekovosiu su tuo. Therefore, how can I condemn her Todėl kaip aš galiu ją pasmerkti, when I have no idea what she kai struggles aš with? nenutokiu, su kuo jinai susiduria. Don't try to convict people or condemn people Nebandykite įtikinti ar pasmerkti žmonių of their shortcomings. apie jų trūkumus. Just tell them what Jesus has done for you. Tiesiog pasakykite, ką Jėzus dėl jūsų padarė. You don't have to tell them what your weaknesses are, Jums nereikia sakyti, kokie jūsų trūkumai, because that focuses on the wrong thing. nes tai nukreipia fokusą, akcentą į blogus, neteisingus dalykus. Simply tell them what Jesus did for you, Paprasčiausiai sakykite, ką Jėzus padarė, because there's no condemnation in Christ. nes nėra pasmerkimo tiems, kurie Kristuje. Tai buvo 7 žingsnis. The last one, Paskutinis žingsnis number 8, Romans 8, Aštuntas. 38 and 39. Romiečiams 8, 38, 39. Excuse me. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelbės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. We are a Pentecostal church, yes? Mes esame sekmininkų bažnyčia, taip? Someone asked me one time, Kažkas manęs paklausė vieną kartą. how does it feel to give a message in tongues Koks jausmas duoti, pamokslauti kalbomis? to the body? Kūnui. And the way I described it O kaip aš apibūdinau tai, was you don't know where you're walking, tai tu nežinai, kur tu vaikštai, but you have to take a step. bet turi daryti žingsnį. I don't have good balance. So you Ir have to take a step aš neturiu labai gerą balansą, bet turiu daryti žingsnį. and let God's hand Ir leisti Dievo rankai support your feet as you walk. palaikyti tavo pėdą, kai tu darai žingsnį. The last step says we're always in God's hand. Paskutinis žingsnis sako, kad mes esam visada Dievo rankoje. Nothing can remove us from Niekas God's negali hand. atskirti mūsų nuo Dievo rankos. Nothing. Niekas. You have free will. Jūs turite laisvą valią. Where you walk is up to you, Kur jūs vaikštate, tai nuo jūsų priklauso. but nothing can take you, Bet niekas negali atplėšti jūsų. nothing can separate you Niekas negali atskirti jūsų from the love of God. nuo Dievo meilės. Nothing. Niekas. That is step 8. That is the sealing Tai čia yra 8 žingsnis, kuris užantspauduoja of the relationship. šitų It santykius. never has to end. Ir jie neturi niekada baigtis. So if you're one of those people that need 8 tools, Tai jeigu jūs esate vienas iš tų žmonių, kuriems reikia įrankių, get the notes from the young man in the booth, tai galite užrašus pasiimti iš to jaunuolio and you can use those. ir galite pasinaudoti jais. So what I want to close today is Noriu užbaigti šiandien. how do we close? Kaip mes užbaigiam? The music guy's not there. And he said, let's stand. Yeah, keyboard lady. Yeah, perfect. Thank you.
I want to pray for, Noriu pasimelsti už, if you struggle with how to witness for God, jeigu jums yra sunku liudyti Dievą, if you tell yourself, I don't know what to say, jeigu sakot, nežinau, ką sakyti, what I want to pray is the Holy Spirit aš noriu melstis šventosios dvasios, would communicate to us kad šventoji dvasia kalbėtų mums individually asmeniškai, how you can share kaip jūs galite dalintis the truth of God Dievo tiesa with the people that you come in contact su with žmonėmis, su kuriais jūs susidurite in your daily life. kasdien. Anytime. Yeah. So let's pray. Father, Melskimės, Tėve, you are good, Lord. tu esi geras Viešpatie. Father, I'm so thankful for this house. Tėve, dėkoju tau už tus I'm so namus. thankful for every individual that was here, God. Dėkoju kiekvieną žmogų, kuris čia. Father, now I pray Tėve, dabar aš meldžiuosi, that you touch our minds, kad tu paliestum mūsų protus, you touch our hearts, paliestum mūsų širdis, you touch our understanding paliesk mūsų supratimą, of the truth of who you are. tos tiesos, apie ką tu esi, koks tu esi. Holy Spirit, Šventoji dvasia, please minister to us tarnauk mums. the truth that we hold, the truth of the gospel in our lives. Prašau patarnauk, kad mes išlaikytumėm Evangelijos tiesos tiesą savo gyvenime. Help us to know who you are, Father. Padėk mums pažinti tave, Tėve. Help us to represent you well, Padėk Father, mums atspindėti tave to a teisingai lost and dying world. tam prarastam ir mirštančiam pasauliui. Help us to avoid condemnation Padėk mums išvengti pasmerkimo and not putting burdens on people ir neužkrauti žmonėms naštų. that should not be there. Tai neturi būti taip. You are good, God. Tu esi Dievas, geras Dievas. We worship you, Mes Father, šlovinam tave, Tėve. and we express our faith in you, God, Mes išreiškiame savo tikėjimą tavimi, because you are nes tu faithful esi ištikimas, and you are good, tu esi geras. and your grace Tavo malonė, and your mercy tavo malonė are new yra kasdien nauji and sufficient ir pakankami for every day. kiekvienai dienai. God, we worship you, Dieve, šlovinam tave. and the church said amen. Ir bažnyčia sako amen. Hallelujah, Father. Okay, Pastor. Thank you so much. Thank you, Jay. Give this lady. Ačiū, Jay. I would not be happy if I were her. Thank you so much. Ja. Ačiū už žodį, labai paprasti dalykai būna labai tikri dalykai iš tikrųjų. Ir Evangelija paprasta, bet ji tikra. Evangelija tikra ir paprasti dalykai veikia. Kaip sako, dviratis išrastas ir ten nepridėsi kažką, gali pridėti biškėtim, pagerinti, patiuninguoti. Bet iš esmės dviratis ir bus dviratis, tai Evangelija ir yra Evangelija, tai pati paprasta žinia. Ir šiandien nuskambėjo tokia mintis, kad mes negalim žmonių pakeisti. Ir aš galvoju, bet ir savęs aš negaliu pakeisti. Negalim pakeisti savęs. Kartais norim, suprantam, kad reikia kažkur tai keistis, o jėgų nėra. Bandom, bet neišeina. Ir mums reikia malonės Dievo iš tikrųjų, kad patiem taip pat keistis. Ir šiandien kaip mintis nuo pat pradžių skamba, kad kažkas už kažką visur sumoka. Aš vieną dieną taip patėjo tokia mintis, kad aplamai dairausi aplink gyvenime, tikrai už viską sumokėta. Tu gimėjai šeimoj, tėtis ar mama stengiasi, dirbo, kad tu kažką turėtum, sumokėta, paruošta, netgi per 2 galbūt darbus, ar ne? Atėjai į mokyklą, ten sumokėta už viską. Darželėje sumokėta. Gyvenime kažkas pasirūpino, kažką padarė, sumokėjo. Todėl, kad mes turėtumėm, mes galėtumėm. Aš net galvoju, ramiau miegam, nes pareigūnai yra. Jie moka kainą, jie būdi naktim, važinėja po miestą, ar ne? Moka kažkas kainą visur. Ir kaip nuskambėjo, čia irgi taip pat kaina Viešpaties, kad mes čia renkamės. Aš iš viso širdies dėkingas, o kaip labiau Dievas yra dėkingas ir kaip Dievas ištikimas ir kaip atsakys tiem žmonėm, kurie sumoka už viską. Aleliuja, aleliuja.
Už viską yra sumokėta. Ir aš taip dairiausi ir galvoju, už ką nėra sumokėta? Už ką nėra sumokėta? Kitas įk atrodo taip, viskas savaime. Ne, kažkas už kažkiek sumokėjo kažką. Kažkas mokėjo mokesčius. Yra valdžia, kuri rūpinasi. Aišku, mes čia galim diskutuoti. Gerai rūpinasi kitą kartą, ar prastai rūpinasi, bet rūpinasi. Yra tam tikros instancijos, kaip raštas sako, nešioja Dievo kardą, ar ne, kad pasirūpinti ir jų nereikia bijoti, jei darai gerą. Už viską yra sumokėta. Ir šiandien didžiausia kaina už gyvenimą mūsų ir gyvybę, tai sumokėjo Jėzus. Jėzus. Nė viena išvardinta lig tol kaina negali pasiekti tos kainos, ką Jėzus galėjo už mane ir tave. Ir keistis mes galim tik tai jo švieso, jo artume. Tik jis gali mus keisti kaip žmonės ir jis tai daro. Aleliuja, aleliuja, ačiū jam. Aš nusidezinfekuosiu rankas. Jis sumokėjo aukščiausią kainą už mūsų gyvenimą ir gyvybę. Aš žinau, be Dievo, kiek tu besistengtum, netgi jau būdamas krikščionis, kiek tu besistengtum, gal tau kitaip, aš sakysiu, kaip man yra. Kiek besistengčiau kitą kartą pasikeisti, aš suvokiu, kad aš pasikeičiau, kai nužengė Dievo artumas, jo malonė nužengė, aš tada pasikeičiau. Jis pakeitė. Jis pakeitė. Ir tu gali stengtis, kiek tik nori, ar ne? Mes, kitą kartą žmogus turi kovoja su kažkokia nuodėme, su kažkokiais dalykais ir jis bando visom jėgom. Kažkam išeina. Bet daugeliui ne, kol vieną akimirką Jėzus sako, būk laisvas. Būk laisvas, aš išlaisvinu. O kaip čia Viešpatie? Jau sumokėta, eik. Jau sumokėta, eik. Ir aš noriu, taip sėdėjau, klausiausi žodžių ir galvojau, tikrai, noriu, kad visi pasikalbėtumėm su Jėzum šiandieną. Prieš tai, kai dalyvausim Viešpaties vakarieniai, priimsim duoną kaip jo kūną ir šitas sultis kaip jo kraują. Išpažinsim, ką Viešpats padarė dėl mūsų gyvenimų, dėl mūsų širdžių. Ir aš galvoju, tikrai pas mus yra laisvė, kas nori atsistoti, gali, kas nori sėdėti. Ir aš galvoju, aš noriu šiandien atsiklaupti. Tu kaip jauskis laisvai savo širdyje, bet vienas dalykas, ką aš noriu, pasikalbėk su Jėzum iš viso širdies. Jėzus su kiekvienu turi ką pakalbėti. Jis turėjo ką pasakyti tai moteriai, kuri buvo pagauta nusidėjus. Kitą kartą mūsų gyvenimuose mes suklumpam. Bet jeigu tu pakalbėsi su Jėzum, jis sakys, kelkis, eik. Daugiau, aišku, nenusidėk, bet aš nepasmerkiu tave, aš nededu kryžiaus ant tavęs, nesakau, taip viskas, amen. Jeigu matai aklumą kažkur savo gyvenime, nori suprasti, suvokti daugiau, Bartimiejus šaukėsi, Jėzau, išgelbėk mane. Sakom, regėk. Moteris daugybę metų sirgo, nieks jai nepadėjo. Bet Jėzus. Ir konferencijos tema buvo 38 metus, tas neįgalus žmogus buvo prie to šaltinio, prie to tvenkinio. Ir Jėzus atėjo. Aš tikrai raginu nuoširdžiai atverti širdį ir pasikalbėti iš širdies su Jėzum. Nuoširdžiai. Jis paprastas, jo evangelija labai paprasta. Ir aš tikiu, kad jis supranta mus geriausiai ir labiausiai ir kaip niekas kitas šito žemėje mus negali suprasti. Taigi aš kviečiu, kas norit, pakilkit, kas norit, sėdėkit. Aleliuja, aleliuja. Ačiū tau, Viešpatie. Dėkojame tau, Jėzau, dėkojame tau, Jėzau, Viešpatie Jėzau. Dieve, niekas kitas geriau nesupranti, Viešpatie, kaip tu, Viešpatie. Niekas nesupranta geriau. Mums patiems su savim kartai sunku, Viešpatie, Dieve. Bet tu esi tas, kuris supranti žmogų kiekvienoj situacijoje, Viešpatie. Nes tu sumokėjai tą kainą, Dieve. Aleliuja, mes dėkojame, Viešpatie. Aleliuja, aleliuja, Viešpatie, taip, Dieve. Ir čia, Viešpatie, šitoj vietoj. Reikalas ne apie žmonės ar žmogų, Viešpatie, bet apie tave.
apie tave, kuris tik tai esi gelbėtojas. Ir nėra kito vardo Viešpatie duoto, Viešpatie, per kurį žmogus galėtų išsigelbėti, Jėzau. Tik tai tavo vardas, Viešpatie, yra šventas. Tu atidavei save, Viešpatie, kad mes gyventumėm. Tu mirei, kad mes gyventumėm, Viešpatie. Tu mirei už mūsų nuodėmes, kad mes gyventumėm naują gyvenimą. Taip, Viešpatie, taip, Dieve, ačiū tau. Ačiū už tavo auką. Mes priimam, Viešpatie, tai, ką tu padarei dėl mūsų. Mes džiaugiamės, Viešpatie, tikrai, Dieve, savo širdimis, mes nusižeminam, mes aukštinam ir garbinam tave, nes tu viešpats, tu Dievas, Viešpatie, Dieve. Aleliuja, ir mes esam tavo, Viešpatie, kaimenė, tavo bažnyčia, Viešpatie. Mes tavo vaikai. Ačiū tau, Viešpatie, ačiū, kad tu ištikimas. Kai mes būnam namuose, darbuose, belė kur, Viešpatie, kiekvienoje vietoje savo gyvenime, tu esi ištikimas, tu esi su mumis, Viešpatie, per amžius, savo dvasia, Viešpatie, šitoj žemė, Viešpatie, kol mes susitiksim su tavim, akis į akį, Viešpatie, tavo karalystėje. Mes dėkojame tau už tavo kūną, už mūsų atiduotą, Viešpatie. Taip, Viešpatie, ir kaip tu sakei, tą naktį laužiai duoną ir sakai, imkite, tai mano kūnas, Viešpatie. Mes dėkojame, Viešpatie, už tavo kūną, už mūsų atiduotą. Dieve, dėkojame tau. Ačiū, Viešpatie, kad tu buvai sužalotas, sužaizdotas ir, Viešpatie, apiplėštas mūsų praturtinimui, mūsų išgelbėjimui, Viešpatie. Ir mes laiminam šitą duoną, Viešpatie, kaip tavo kūną, kuris įeina į mūsų gyvenimus, Viešpatie, ir atneša tai, ką tu padarei dėl mūsų, Dieve. Taip, Viešpatie. Aleliuja. Mes norim priimti ir būti visame, ką tu atlikai dėl mūsų, Viešpatie. Ačiū tau, Dieve. Ir tu paėmei taurę, Viešpatie, ir palaiminai, mes laiminame, Dieve. Laiminame, Dieve, šitas sultis. Aleliuja, kaip tavo kraujo simbolį, Viešpatie. Naujos sandaros kraujo. Viešpatie, kuriame yra nuodėmio atleidimas pagal tavo žodžius, Viešpatie. Taip, Viešpatie, ačiū, kad tu atleidi mūsų kaltes, mūsų nuodėmes. Tu esi mūsų gyvenimas, Dieve. Ir per šitą, Viešpatie, duoną, per šitą vyną, te ateina tavo gyvenimas. Mes išpažįstam, kad tu viešpats karalius ir te ateina tavo gyvenimas, Dieve, apščiai į mūsų širdis ir gyvenimus. Mes dėkojame, Viešpatie, tavo. Aleliuja. Garbinam tave, Jėzau. Taip, Viešpatie. Dieve, ir aplankyk dideliu džiaugsmu ir didelę ramybę kiekvieną, Viešpatie. Kiekvieną, kuris tiki tavim, Viešpatie, kuris išpažįsta tave, kuris kalba tau. Taip, Viešpatie, tu nepraeisi pro šalį, Dieve. Ačiū, Jėzau. Ir viskas čia tau ir apie tave, tavo šloviai, tavo garbiai. Aleliuja. Mes dėkojame, Viešpatie, tau iš viso širdies ir mes priimam su tikėjimu tai, ką tu padarėjai už mus, Viešpatie, ką padarėjai dėl mūsų, mes priimam, Viešpatie. Ačiū tau, nėra kito vardo, Dieve. Jėzus, 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 aleliuja. Ačiū tau, ačiū, Viešpatie. Aleliuja. Taigi aš sakau ir raginu, jeigu tu tiki, kad Jėzus Kristus mirė už tavo nuodėmes, ant kryžiaus prisikėlė, tu gali ateiti ir dalyvauti, priimdamas šitą duoną ir šitą vyną kaip Jėzaus kūną ir kraują į savo gyvenimą. Ir tai, ką jis atnešė, jo auka. Aleliuja. Taigi, prašau, kviečiu. Ačiū tau, Viešpatie. Aleliuja.
Dievo mus kaltė, jam krito ant pečių. Sumuštas paniekintas, liko jis tylus. Tėvo valiai nuolankus, prisiėmė skausmų. Aš išgelbėtas tik per kryžių, tavo meilė ten liejos man, šaukė jo siela, aleliuja, tau garbė ir padėka. Dievo viengimės sūnus, atpirkti siųstas mums, net kalusius ant medžio jį sutaikyt su Dievu. Aš išgelbėtas tik per kryžių, tavo meilė ten liejos man, šaukė jo siela, aleliuja, tau garbė ir padėka. Apmokėta jau skola pilna, jo brangių krauju, Jėzaus pralietų, prakeikimas jau nuodėmės toli, tik per sūnų jo esam mes laisvi. Apmokėta man jau skola pilna, jo brangių krauju, Jėzaus pralietų, nuodėmės toli, tik per sūnų
viso širdies ir tu esi mūsų džiaugsmas ir gyvenimas. Ko mes negalime, tu gali viešpatie, kur mums sunku, ten tavo ranka praveda mus viešpatie ir te lydi tavo ištikima ranka viešpatie, taip kaip tu pažadėjai. Taip viešpatie, ačiū tau, mes iš viso širdies dėkojam už gyvenimą, kuris esi tu mums viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu Dieve už viską dėkojame tau, atiduodame šlovę, garbę. Amen. Amen. Aleliuja. Ir truputį viskas pasikeitė. Prisėskit minutėlį. Kadangi praeitą susirinkimą turėjome lauke ir nukėlėme šventą vakarienę į šį, taip pat ir gimtadienius. Taigi kažkas turėjo Liepos mėnesį gimtadienių, Vaidai, prašau, pasveikink tuos, kurie šventė. Ateikit, kas Liepos mėnesį. Edita, Viera, kas dar? Kas dar Liepos mėnesį? Va, Mantas dar. Tiksliai. Mes sveikinam visada su simboliškai, šokoladas pergalė yra. Ar dar kažkas yra? Neatsimenat gal kažkas, kieno dar Liepa? Vaidai, prašau, pasimelsk. Aleliuja. Iš tiesų, ištieskim rankas ir palaiminkim šitų žmonės, kurie šventė gimtadienius. Aleliuja, Dieve, mes iš tiesų laiminam, Dieve, ir prašom, Dieve, jiems visiems tavo sveikatos, Dieve, tavo malonės, tavo jėgų ir stiprybės, Dieve. Prašom tavęs, Dieve, padėk sunkumuose, Dieve. Trokštam iš tiesų, Dieve, kad tu juos pripildytum savo dvasia, Dieve, savo ramybę, Dieve, savo džiaugsmu, Dieve. Tegul tavo karalystė, Dieve, plečiasi jų širdise ir gyvenimuose, Dieve. Mes prašom tavo palaiminimų gausiai jų gyvenimams, Dieve. Tegul jų širdis būna tavo rankose, tai, kad tu turi geriausią, Dieve, išlieki jų gyvenimus, Dieve. Tegul iš tiesų, Dieve, jie bus tavo žmonės, tavo vaikai, Dieve. Prašom iš tiesų, Dieve, ir toliau juos vesk savo keliais, Dieve. Tegul tavo planai išsipildo jų gyvenimuose, Dieve. Trokštam iš tiesų, Dieve, pačio geriausio, ką tu esi numatęs jų gyvenimuose, tegul ir išsipildo, Dieve. Ir trokštam iš tiesų, Dieve, tegul tai būna tavo vardu, Dieve, ir iš tavęs, Dieve. Jėzaus vardu dėkojam tau. Amen. Amen. Būkit palaiminti, kurie šventėte gimtadienį. O dabar, kaip visada, bažnyčia turi bendravimą. Tik tai, sakau, jeigu tu esi ranka ir taip, žinai, įpratęs perbraukti, nepulk visų šukuoti iš karto, šukuoti. Kažkam gal nepatikti, taip atsargiai. Paklaus, kaip tau sekas, kaip tu gyveni. Pasidžiaukim vieni kitų gyvenimų, tikėjimų ir viešpačių, kuris yra širdyje, tavo ir mano. Ir šiandieną Tadas išvirė vėl sriubos, taigi prašom pasivaišinti. Šiandien į lauką neišeis išeiti, lyja lietus, bet turime vieną klasę, vaikų klasę, pasiskolinsim ir ten gali daug tikrai prisėsti žmonių. Taigi turėkit gerą laiką. Bendraudami prie sriubos, kavos, arbatos, tegul viešpats gausiai laimina. Amen.